Sveiki ekonomikos kurso dalyviai. Aš esu Rūta Vainienė ir jums šiandien vesiu šią jau 5-ąją studijų pamoką. Šiandien nagrinėjame labai svarbią ekonomikos temą – kainą. Kiekvienas pirkėjas nori pirkti kuo pigiau, jūs taip pat. Kiekvienas pardavėjas nori parduoti kuo brangiau, jūs lygiai taip pat norėtumėte parduoti, jeigu būtumėt pardavėjas, kuo brangiau. Šie du priešingi interesai susitinka rinkoje ir sudaro mainų sandėrį. Viskas įvyksta taikiai, be prievartos, abu mainų dalyviai išsiskiria patenkinę savo poreikius. Apie šį laisvų mainų stebuklą mokėmės praeitą kartą, o kainos tiesiog pratęsia mainų temą ir paaiškina plačiau ir giliau, kaip laisva kaina padeda suderinti atrodytų tokius priešingus interesus. Skaitydami mūsų parengtą tekstą sužinosite, kad esant pinigams kainos yra piniginės. Jos išreiškia prekių ir pinigų santykį. Kuo daugiau pinigų, tuo aukštesnės kainos. Kuo daugiau prekių, tuo jos mažesnės. Šioje temoje taip pat pagilinsite savo žinojimą, kodėl duona kainuoja mažiau nei deimantas. Ir kad duonos kaina nėra aritmetinė, miltų, vandens, raugo, elektros sunaudotos kepimui suma. Priešingai, duonos kaina lemia, kiek kainuos miltai, grūdai, raugas ir kiek jo bus gaminama. Jei grūdams atsiranda alternatyvus panaudojimas, pavyzdžiui, pradedam gaminti biodegalus iš grūdų, ir jei šioji gamyba yra valstybės remiama, tai turės įtakos ir duonos kainai. Juk jeigu už biodegalus mokama daugiau, ten bus ir naudojama daugiau grūdų. Aukštesnė biodegalų kaina kels grūdų kainą. Rinkoje vyks korekcijos tiek duonos pasiūlos pusėje, tiek paklausos. Esant senosioms duonos kainoms, duonos gamintojams ims nebeapsimokėti gaminti duoną ir jos pasiūla kris. Jei paklausa išliks tokia pati, vadinasi augs kainos. Tačiau ir paklausa gali koreguotis. Žmonės gali duoną pakeisti, pavyzdžiui, bulvėmis. Duonos rinkoje išliks patys efektyviausi gamintojai, galintys pasiūlyti pačią mažiausią duonos kainą, o neefektyvieji duonos gamintojai bus išstumti duonos kepėjai. Šiuo pavyzdžiu norėjau parodyti, kad rinkoje visi procesai yra tarpusavyje labai persipinę ir veikiami įvairiausių veiksnių ir skirtingomis kryptimis. Ekonomikos moksle galime atsiriboti nuo nereikšmingų, nuo pavienių veiksnių ir pradėti nagrinėti padėtį išgrynintų būdu. Ekonomikos grynuolių praktikoje galima paieškoti turguje tarp privačių prekeivių. Kadangi dabar žiema ir yra raugintų kopūstų sezonas, o šioje rinkoje tikrai neveikia jokie perpardavinėtojai ar magnatai, norėčiau pasiūlyti jums atlikti praktinį, ekspertinį tyrimą. Nueikite į turgų ir paklausinėkite raugintų kopūstų pardavėjų. Kaip jie nustato kopūstų kainą? Ar keičia kainą, jei mato, kad šiandien turguje mažiau prekeivių kopūstais? Ir ar jiems atsiperka rauginti kopūstus? Ir kokiomis sąlygomis jie tų kopūstų neberaugintų? Pavyzdžiui, įdiegus kasos aparatus. Savo patyrimą aprašykite ir apibendrinkite. Žinoma, galite ir kitą prekę pasirinkti, jei raugintų kopūstų nemėgstate, tačiau stenkitės, kad tai būtų ne perpardavinėtojas turgų. Na, suprantu, žiema šalta ir ne kiekvienas iki turgaus nukulniuosite, tai tiems tinginukams užduotis prie kompiuterio. Bet irgi nelengva. Įsivaizduokite, kad jūs nusprendėte įsidarbinti. Pirmą kartą. Niekada anksčiau nedirbote, algos negavote, jūs net nežinote, kiek jūs esate vertai. Pats susigalvokite, į kokią poziciją jūs pretenduojate. Ir aprašykite man, kaip jūs eisite dėrėtis dėl kainos. Tai yra, darbdavys tikrai jūsų paklaus, kokios jūs tikitės algos. Mes irgi visada paklausiam tokį klausimą, kai ateina žmonės darbintis pas mus institutą. Kokios algos tu tikiesi? Ką jūs atsakysite ir kuo tas jūsų atsakymas bus pagrįstas? Jūs juk neturite patirties, jūs nesate gavę jokios algos anksčiau, į ką jūs orientuosite. Aprašykite tai ir atsiųskite mums. Iki!